mt.islife.lt pristato magijų serverį, kuris yra paremtas tokio pačio serialo pavadinimu Terranova principu. Viskas prasideda ateityje 2089 metais, kai žmonija kenčia deguonies, maisto targų ir naudingų iškasenų krizę. Išeitis – mokslininkai rado laiko lūžį ir sukūrė portalą į pasaulį prieš 85 milijonus metų į Terranovą. Esmė – užsidirb pinigų bilietui Terranova. Pradėję žaisti gausi KIT 2089, kuris duos savo naudingų daiktų kasdieną. Galėsite kasinėtis per visą likusio to pasaulio teritoriją nevaržomas. Dirbti pinigus bilietui Terranova. Bilietas yra rankų, pasikėlę, galėsite įžengti į portalą ir nusiteleportuoti į Terranovą. 2089 pasaulyje dar yra ir PvP arena. Jie galėsite nukeliauti per portalą. PvP arenoje, kurioje galite mesti iššūkį to pasaulio nuožmiausiems. 2089 pasaulyje jūsų teisės bus labai stipriai apribotos. Jūs galėsite tik keletas būtiniausių komandų. Iš 2089 pasaulio pabėgti bus neįmanoma, nes miestas yra apgaubtas stikliniu gaubtu. Žaidimo pradžiai palengvins tik tiem, kurie nusipirks bet kokią paslaugą, nuo Fly iki Mod. Jie iš karto galės keliauti į Terranovą, bet kita vertus, ar tai bus įdomu? Kai nusipirki paslaugą ir iš karto viską turi. Iš karto gali keliauti į Terranovą, nereikia nieko tau dirbti, nereikia taupyti pinigų, ar tai būtų labai įdomu. Manau, pats įdomumas lėpės 2089 pasaulyje, kai turėsite sunkiai dirbti ir taupyti pinigus, kad nusipirktume bilietą į Terranovą. Atkeliavę į Terranovą žaidimą pagyvins keli priedai. Bus galima keltis rankų, kurio kiekviena kaina kyla kas 2500. Kiekvienas iš jų geresnį KIT su daiktais, kuriuos pagyvins žaidimą ir PvP. Galėsite kurti savo fakcioną ir kariauti prieš kitus fakcionus. Žaidime kartais rengiami eventai visiems ten esantams žaidėjams, tiek 2089, tiek prieisams portalą. Visi galės dalyvauti ir nebus skirstomi. Taip pat atkeliavę į Terranovą pasaulį, jūs galėsite pasirinkti, kokį žaidimo stilių žaisite toliau. Bus du pasirinkimai. Survival – išlikimą žaisdami vieni ar su draugais, galėdami kurti savo fakcioną ir kariauti su kitais dėl teritorijų. Garbės – įrodė, kad jūsų fakcionas yra stipriausias. RPG – turėsite keliauti į Magic World per portal, tai jums nieko nekainuos. Nukeliavę į Magic World jūs atrasite paslaptingoje dimensijoje, kurioje jūsų lauks daugybė nuotykių, misijų, užduočių, kovų, mįslių ir dar daug daugiau veiksmų. Visą tai galite patirti tik islife.lt magijų serveryje. Serverio išleidimo data tiksliai neaiški, mes žadame iki sausio vidurio atidaryti. Dėl naujienų sekite mūsų Facebook, kurį kelsiu į aprašą. Formos dar kūrimas, tai jo ir neįdėsiu. Komentuokite ar laukite šito projektą, taip pat like ir subscribe.